Nu, laba. Rudenėlis pilnu gražumu. Aš tikiuosi datrauksiu. O, užsisegam šalmą. Apart batų su pilna apranga. Žieminė. Rudenėlis jau yra įpusėjęs. Šiandien yra spalio 18 ir turiu paskutinę moco šio sezono kelionę. Jau matau, kad man trumpas kelnes, ne su tokiais batais važiuot. Bet gal nesušalsiu. Tai pirmas tikslas yra nuvažiuoti užsipult kuro, nes visiškai ant rezervo varau. Tai užsipilu nesti į kuro ir tada važiuoju, neskubant, gal kur nors sustojant, palikti kaime moco. Viskas, sezonas bus uždarytas. Su tokia nuostabia diena, tai sakyčiau labai, labai cool. Čia, blemba, toks prastas matomumas yra, kad baisu. Prasoja stiklas. Reiktų vedrimą kažkokį atsidaryti, bet reikėtų prieš važiuojant pasidaryti tokius dalykus. Nu, neužkišam. Žiauriai trumpas kelnes. Po galais aš jas nenešiojau beli kiek laiko ir buvau pamiršus, kad jos trumpas, jom reikia ilgų kojinių. Nieko. Gal nepasiligosim nuo to. Žiauriai geras oras, žiauriai faina diena. Jau žvarboka, pripažinsiu. Jau reikėjo gal šiltom kelniam ir šiltinamojo sluoksnio. Dabar jaučiu, kad jau šąla mieste. Piršinės vasarinės, protelis. Bet sakau, kai paskutiniai kelioniai, čia bus kaifas vienkis važiavimui. Džiaugtis tuom reikia, o ne komfortu ir šilumą čia baisiai didelė. Nu ką, jeigu matot šitą video ir norit daugiau video, pakomentuokit. Trauksim archyvus. Eina savo. Šis sezonas į pabaigą gavosi su video biškelių padavimu. Žiūrėsim. Gal kitą sezoną tęsim. Matysim, kaip čia bus, ar bus kur važinėt. Gal pagaliau į kokią kelionę įsiruošiu su mocu. Man taip nedrąsu visados. Bet reikėtų išstenėti. Nes dabar atrodo, kuo mažiau važiuoju, tuo mažiau praktikos ir baimė atsiranda ir panašiai. Žodžiu. Ne kažką. Galėčiau aš aišku apvažiuoti čia gražiai, dailiai ir įlyst. Bet pasimėgaukim šitą kelionę, šitą saulę. Nepasikroviau iš anksto mikrofoną, nes buvo mintis varyti tik rytoj mocą. Bet gavos taip, kad šiandien geras oras, neatsirado daugiau planų, tai varom šiandien. Smagu, kad yra kaip ir šuniukas keliauja kartu. Anksčiau tokios galimybės neturėjau, tai labai dabar vertinu. Degalai, o mes susitiksim po akimirko. Tęsim kelionę. Labai esu dėkinga, kas pakomentuojat. Yra tokių komentatorių, kurie po kiekvienų video parašo kažką, širdelę numeta. Tai labai ačiū jums, nes algoritmai veikia ir daugiau žmonių pamato mano video. Tai jeigu nesunku, uždėkit kažkokį tai simbolį, parašykit, ką galvojat. O šiaip mane galit pasiekti ir Instagrame, ir TikTok'e, tai būtų laivirmoto. Galit parašyti asmeniškai, jeigu turit ką pasakyti. Bet šiaip tai labai vertinu, kas parašot komentarą, kas užduodat laiką po video. Naujų sekėjų atsirado, irgi labai miela, faina. Nes jau buvo, atrodo, užmigęs mano kanalas. Kai pradėjau kelt naujai video šiais metais, šį sezoną, tai aišku atsirado ir biškelį, kurie nebeseka mano kanalo, bet gal yra natūralu, pasikeitė norai ką žiūrėti, nežinau. Pasikeitė ir mano turinys, aišku, kažkiek. Aš nebesu ta nardytoja tarp mašinų Vilniaus gatvėse. Šiek tiek kitoks turinys, bet atsirado naujų ir aš labai vertinu tuos žmonės, kurie pasubscribina, paseka mano kanalą. Labai miela, labai faina.
skatina toliau prisėsti prie kompo ir suredaguoti naują video. Aš tikiuosi draudimą dar turiu. Nepatikrinau, bet man rodos metinė, aš nusipirkus esu, tai neturėtų būti pasibaigęs. Beje, dabar draudimai pranešimus siunčia, jeigu baiginėjęs arba skambina prasitęsimai, tai nieks neskambina, sakykime, veikia mano draudimas. Ir tikiuosi girdžiuosi per šitą vėją, kuris mane taško. Žiauriai, gal čia tas autobusas dar nededa gėrio. O, svebelį kaip taško, reikėtų apsilenkti. Tai va. Ir judėsim link Telšių. Į Telšių žiemos nocis. Oi, koks vėjukas. Net neįtariau, kad toks vėjas šiandien. Įsijungiam šildamas rankenas, nes įtariu pravers. Oi, savo koks vėjas. Taško. Tai kaip praėjo jūsų sezonas? Kiek kilometrų jūs sukat? Susidarė prieš keletą kilometrų, bet šiaip tai manau 4,000 gal gavus tik tai šį sezoną, tai žiauriai mažai. Žiauriai neturėjau kada išvažiuot ir tie orai, aišku, nedavė. Bet vat, yra spalio 18 diena, yra nuostabus oras, neskaitant vėjo ir šilumos, bet pažiūrėkit, saulė žemė ritinėjas, medžiai spalvoti. Bus tikiuosi vaizdų šiek tiek gražių. Reikės kažkur sustoti, gal pasidaryti nuotraukų. Kokie planai jūsų kitam sezonui? Planuojat apsinaujinti mocą? Ar gal kokią grandiozinę kelionę planuojat? Bet jau kitais metais tai reikės ten imti atostogas mėnesį ar 3 savaitėm ir varyt per Europą, o gal netgi kažkur kitur plukdytis ten savo mocą, o gal nuomotis mocą planuojat ir ten visai kitam žemyne kur nors keliaut. Tai labai įdomu. Labai įdomu būtų išgirsti tos planus ir gal netgi po to sužinot, kaip sekės dar painiau. Užsidegti kelionėms. Nes visados noriu, bet baimės, kad pritrūksiu finansų kelionėse, va tokie niuansai labiausiai turbūt. Ir savo galimybėm vis abejoju. Ar nebus taip, jeigu ten kokią 3 dieną lietaus, esi visiškai nuvargus kely, matomumas prastas ir sakysi, nafik, nebenoriu aš tų moco, nebenoriu keliaut, noriu namo ir panašiai. Vat bijau, kad man prarasiu tą tokį. Nors šiaip tai jeigu kažkur varau, aš mėgaujuos, atrodo, bet kuo. Vaikščiai po miestą ir mėgaujies, pamatai naujus žmonės, architektūrą, gatves. Nežinau, vat net važiuoji ir kokios gražios miškų spalvos. Realiai tai yra niekas. Man patinka džiaugtis mažais dalykais, taip pasakysiu. Tai gal nebūtų taip absurdiškai ir keliaut, bet baimės pakulkas nugali daugelį sričių mano. Tiek laisvalaikiu, tiek darbiniuose reikaluose. Bet jau turiu tokių pavyzdžių iš tikrųjų, kad tiesiog reikia pabandyti. Nes dažnai galvoju, atrodo, kad čia viskas. Ta prasme, aš nemoku to, aš nesugebėsiu tai ir įsikeli savo galvą ir nedarai dalykų. Tai kaip man, sakykime, buvo su irklente. Aš tiek žiopsodavau visus, kurie plaukioja irklentėm ir galvodavau, kur. Ir kaip aš turėjau lėkt pro šoną, tai būtų spaudęs mane. Na gerai. Aš čia tipo jį užleidau, jis taip galvoja. Nors realiai matęs, kad jisai nestos. Na žodžiu. Vat baimės kartais kiša koją, nors realiai tai reikėjo šauti priekį. O gal jis būtų nunešęs mane tada? O gal ir nebūtų nunešęs? Gal jis galvoja, kad aš jį užleidžiu? Vėliai žino. Nesmė. Ne apie tai šiandien. Ką aš noriu pasakyti, kad žodžiu, visada žiūrėdavau irklentininkus, galvodavau, blemba, kaip fainai, bet aš nemoku plaukti normaliai. Čia didžiausias toksai, kad net nebandysiu. Kitas dalykas, neturiu rankose jėgos visiškai
Tai man atrodė, jeigu aš nukrisiu nuo irklentės, aš nesugebėsiu ant jos užlipti vandenį. Aš važinėjau mocu, važinėjau dviračiu, šiek tiek galiu ten slyst snieglentę, važiuoti redučiais, bet ten dar įgūdžių trūksta tikrai labai daug. Ta prasme, kažkiek tos lygsvaros turiu, bet man buvo baimė, kad aš neišstovėsiu ant lentos. Aš griūsiu, aš nervuosiuos ir panašiai. Ir tokie 3 pagrindiniai dalykai, dėl ko aš nebandžiau. Bet nutiko gyvenimas. Aš žiauriai prieš 3 metus jau, žodžiu, 22 metais aš žiauriai, vienintelė mano, galima sakyti, tokia avarija, kur mane, su mocu, kur mane išsivežė greitukę. Ir po to sunkiai vaikščiau, nes buvau labai stipriai susitrenkus kelienus. Nes aišku, aš važiavau be moco kelnių. Važiavau paprastais džinsukais. Žodžiu, aplamai ten visa apranga nebuvo pritaikyta tam. Ir labai buvau susitrenkus kelius. Ir aš nebesėdau ant moco, o turėjau kaip tik atostogas. Ir ką tada daryti? Ką tada daryti reikia? Blemba, reikia vis tiek kažką veikti per tos atostogas. Ir aš nuvažiavau viena į Trakus, išsinuomau irklentę ir išplaukiau į ežerą. Užsidėjau liemenę, kad nepaskęsčiau. Ta prasme, aš neturėjau nei tų įgūdžių irklentės, bet tiesiog subintuotą koją variau. Bet žiauriai norėjau. Ir tada dar nuvariau į platelius, irgi išsinuomavau per tas pačias dienas, jau atsistojus plaukiau. Ir viskas, ta prasme, taip atsirado naujas hobis, taip išdrąsau. Tiesiog atkrito vienas dalykas, galvoju viskas, reikia bandyti, o ką? Gyvenimas trumpas, kaip sakant. Reikia daryti dalykus. Tai pradėjau su irklente, nors realiai tai kokius 3 metus bijojau, nebandžiau, be didesnio kažkokio pagrindo. Ir po to pradėjau plaukiot. Dar neturiu savo irklentės, bet šiaip žiauriai norėčiau. Vasarą prie kaifas išplaukti į ežerą, į upes. Upėse tiesa nelabai dar kada bandžiau. Tokiose labiau užtvankose, kur ramus tas vanduo. Labai smagu yra išplaukti ir tiesiog čilint vandenį. Ramybėj visiškai pabūti. Nes dažniausiai ten neskrolint telefoną, nors jau būdavau įsidrąsinus su lemba. Pasiemi tą maišelį, kur neperšlampamas, įsidedi savo telefoną tenai. Ir vidury ežero jau čia nori kokią fotkę pasidaryti, jau čia kažkas gražiai atrodo ir panašiai. Tai buvau aš ten gerai įsidrąsinus, bet kaip sakiau, kad aš žiauriai turėjau baimę, kad aš nukrisiu nuo irklentės ir aš nebeužlipsiu ant jos, aš nė karto nenukritau. Matydavau, kad nelaikau lygsvaros, tiesiog atsisėdė, atsiklaupė ant šitos irklentės ir ramiakas, nes būdavo ten raižo kažkas aplinkui su kateriais arba su tom elektriniam irklentėm, elektriniam lentom, kur tos greitai važiuoja, jie bangas kelia labai. Ir ką, ir nieko, smagus reikalas. Tai va, taip reikėtų pradėti ir keliauti su mocu. Kažkokie įgūdžiai yra, su kuo keliauti yra. Kompanijos atsiras, jeigu norėsi. Finansai sutaupami, uždirbami. Biški baisu, kad čia kas nors užkiš, tai prisistabdžiau. Pamąstymai garsiai, kad reikia nebijoti daryti. Lygiai taip pat ir su kūryba. Reikia bandyti. Bet baimės vis dar baisu daryti dalykus. Šiaip tai žiauriai norėčiau užsiimti susivimu dalykus, bet dabar neturiu sąlygų laikyti savo visų siuvimo mašinų, audinių ir panašiai šalia, tai kartais kokį savaitgalį su mama paskiriam tam ir užsiėmam. Linkėjimai, mama, žinau, kad
žiūri video dažniausiai. Ir taip pat lygiai su interjero kūrimais. Turiu patirtį, galėčiau daryti ant savęs, bet... Nes klausykit, spalio antra pusė jau. Tuo ir kalėdos, tuo ir nauji metai. Tuo bus kiti metai. Jau 26 bus. Eina savo. Tai vat, galėtų įsitraukti. Koks vėjas. Tuoj nuneš mane. Galėtų įsitraukti kitų metų norų sąrašą, tikslų sąrašą kelionę mocų. Reikia motivacijos. Ir varyt, daryt, pirmyn. Ja. Nieko nėra neįmanoma. Nežinau, kaip susiklostys ateityje, bet sakykime, kaip ir galvojau, niekada nepaliksiu aš Vilniaus. Mano miestas yra Vilnius. Bet kažkaip tai išsikraučiau aš gyventi Šiaulius. Lemba biški šalo rankytės. Kai geras oras. O dar geresnis oras, kai rankutės šildomos rankenos. Ir šitie, aišku, plastikai biškelį nuo vėjo saugo. Galėtų tik būti aukščiau šiek tiek. Dabar kažkaip reikia taip laikyti rankas, kad gal šilčiau būtų. Biškelį atrodo žemai. Nulenkti, nuleisti. Kai lapai krenta. Kai sausa, tai lafatėje lapai. Esu buvus gerai slistelėjus, kai šlapi lapai ir jų krūvas. Laikydavau aš vienais metais dar savo pirmąjį mocą aikštelėje ant lauko. Ir lapkritį, kai prasidėjo tie baisūs orai, tai blemba kaip nejauku, nefaina būdavo grįžinėti tą jo aikštelę. Ypač tokią prietemą, jeigu būdavo vakarais po darbo grįžti. Ir tenai lapų krūvos, reikia sustoti prie šlagbaumo, kojos lysta, mocas lysta. Kai šlapi lapai ir jų krūvos, tai ne kažką. O kad taip, pavieniai lapai krenta, dar medžiai spalvoti, dar nėra visai numetę lapų, tik važiuok ir mėgaukis. Okay. Visai kitas miestas, visai kitas kelias. Išvažiavus į miškus, lenkimo draudimo. What the fuck? Kodėl nesidėlioja žodžiai šiandien? Kas čia darosi? What? Ženklas apie provežas, man rodos. Gal šiaip dobėtas kelias, bet čia buvo išspaustas gerai. Kiek pamenu, reikėtų sustoti kur nors, kur medžiai gražus, pasidaryti kokią fotkę dar. Kažkaip keistai žiūrisi, ne? Matos, kad jau link žiemos. Yra 1 valanda dienos ir saulė kiek žemai. Atrodo, lyg vakaras būtų. Medžiai be lapų. Daugiau nedainuosiu geriau. Neturiu aš klausos. Nekankinsiu jūsų ausų. Reiks pasidomėti, ar Šiauliuose nuomoja kas nors DJI naują kamerą 3, kuri filmuoja. Visai norėčiau išbandyti, kaip ten veikia dalykai. Medžiai! Gerai, raminkis. Jau nuobodu daros, jaučiasi. Ir biškelį vėsu. Rankytės blemba, kad ir šilto delnus. Pučia kiaurai tos pirštinės, tai taip. Susišildysiu, kai į mašiną atsisėsiu. Arba reikės su šunim pasiduot, pasilakstyti. Šilumos biškelį gaut. Namo tos kalvelės, vat ir neaišku, ar ten yra kažkas už jos ar ne. Kaip ir neturėtų. Tai jau ten viskas matosi. Gaila, nežinau, šitoj pusėj kokios nors kelio, alėjos, kokios nors, kur būtų siaura ir su medžiais tokiais gražiais.
žiauriai gerai. Kaip ir va prie šitos stotelės, koks tas klevas geras. Saulėje tiesiog švyti. Ar ne klevas čia? Gal ąžuolas? Bet ar taip pageltonuoja ąžuolai? Abejoju. Nu ne, čia panašu, kad ąžuolai tokie geltoni. Wow. Ir nenumetę lapų gerai. Žiauriai gerai atrodo. Dabar galvoju, ar šitam ruože yra ta aikštelė sustot, kur sakydavau pusiaukelę varyt šitam, tai ar taip aš stosiu ir galėčiau biškelį pasukti rankelę. O, žvėris, 700 metrų. Davai neiššokit, nieks, davai neiššokit. Čia visur užtverta, bet kaži, ar per tas tvoras neperšoka gyvūnai laukiniai. Kai gerai čia sninga, žiūrėkit. Ai, pusiau. Pro beržus važiuot faina. Bet kažkaip ne vieno moco nesimato. Tai toks geras oras. Ir visi čia vėlyvesni. Aišku, kelias gal nėra pats įdomiausias, kad čia važiuot. Nu, stojam į šitą aikštelę turbūt. Iškelį pasišildyt, pasidaryt kokią fotkę gal išeis. Gal čia galima kažkur ir giliau prie to vandenuko įvažiuot, bet kai nežinau. O, kokia sava faina. Čia turbūt privati teritorija bus. Čia jau šlapia. Bet pasidaryt kokiai fotkiai gal visai čia bus faina. Ir kelias čia įtaru baigėsi, ne? Sysiu daro berniukai. Ai, blin. Trukdau. Pasidariau biškelį vaizdu. Jūs buvo šitam visam procese, bet būsit iškirpti, nes tikrai nuobodus stebėjimas būtų, kaip žaidžiu su kamera. Telefono fotkių video bus montavimui rudeniniam. O eikti savo, kas gražus oras. Ir čia gerai buvo nusukti šitą keliuką, žiauriai gerai tie medžiai. Žiauriai, fainai gerai. Ir jau dabar sustojimų turbūt nedarysiu, varysiu iki galo. Na, mašinų yra, bet neužkišim. Nesuksim rankeną. Ir kadangi gerai buvau sustojus, tai galiu sukti rankeną. Fainiai, kad protingos rankenos yra šitos šildomos. Užgesinus variklį jos išsijungia po laiko, kai nesodina akumuliatoriaus. Fainiai. Dar turėsiu laiko pasidžiaugti. Važiavimo apie 25 minutės. Priklausomai, kiek čia bus pasigrūdę viskas prie žydų. Ties tarčiais, nes ten mėgsta. Kiek visi mirksi, kiek visi informuoja. Kur čia per kokį podcastą kalbėjo, kad tipo jau nebe tie laikai, jau nieks nemirksi. Mirksi, vat, jau antras informuoja. Yra. Įlenda savo į krūmus. Ką tik rodžiau šitiem motociklininkam, kad policija tipo beldžiau į šalmą. Turbūt pirmą kartą tokį dalyką dariau. Dažniausiai visi su veizais vis tiek važinėja. Dabar vat pajutau, kiek aš neišnaudoju naujo, ne naujausio, bet savo naujo iPhone, 16 iPhone kameros. Kiek yra visokių niuansų. Bet mano 12, kadangi buvo sugedus kamera, tai tiek atpratau žaisti su kamera, tiesiog paprastai filmuodavau arba fotografuodavau. O kai yra veikianti ir naujesnė kamera, tai tiek yra niuansų. Galima keisti fokusus, galima keisti ten apšvietimą, daug visokių papildomų yra kaip naujesnės kameros funkcijų, bet kurių dar neišnaudoju nieko. Žiemą gal labiau pasireikšti galima bus ant fotografijos,
nes daug veiklų atkris. Kur įdomu, prie Telšių yra šitas Gurio atsižymėjimo žiedas. Faktas, kad netokiam intensyviam kely tai yra. Keturratis traukiasi į šoną, praleis mane. Nice, fainiai. Oho, o čia taip saugu. Eik tu savo. Iš toli galvojau, kad fūra parvažiuoja. Kelionės mano liko 8 kilometrai tik. Nelabai įdomu taip tiesiu keliu varyti visados, bet toks šiandienos planas. Dar pabaigai bus smagus keliukas, vingiuotas, miškingas, tai ten bus paskutinės akimirkos gražios sezonų išdaryti. Nu va, kur sakiau, gražus keliukas, tai šitas. Vingiuotas gerulis. Atsisveikint, palinkėti jums gerai uždaryti sezoną, jeigu to dar nepadarėt. Šitas video gal atsiras YouTube'ai jau po lapkričio pabaigos, bet nesmė. Gerų jums metų užbaigimo ir tikriausiai su naujais video šviežiais pasimatysim pavasarį. Tad iki greito jums, gražios dienos, gražios nakties ir viso ko geriausio. Ačiū, kad esate kartu. Ate.